Tai nieko naujo, tais laikais sutartys buvo sudaromos 3 egzemplioriais. Viena būdavo paliekama mergaitės arba merginos tėvams, kita kopija berniuko arba vaikino tėvai pasimdavo, trečia atiduodama miesto seniūnams. Nes, kaip šiandieną panašiai, viena kopija lieka civiliniai metrikacijai, kita pas mus. Vėliau Naujojo testamento laikais žydų vadovai nusprendė, kad tuoktis gali ne jaunesni kaip 13 metų berniukai ir 12 metų mergaitės. Jie šiek tiek pakoregavo amžiaus limitą. Turbūt mums kyla klausimas, jeigu tokie vaikai būdavo jau sujungiami, tai kaip tuomet būdavo su meilės reikalais? Kaip būdavo suvokiama meilė tokioje santuokoje? Tokios meilės, kurią mes šiandieną vadiname romantika arba įsimylėjimu, tais laikais nebuvo. Nes galiausiai kokia meilė romantika gali būti tarp 10-mečių ir 12-mečių. Taigi, atidžiai paklausykite, kaip būdavo suvokiama tuo metu meilė. Jie nesituokdavo su to asmeniu, kurį myli, bet mokydavosi pamilti tą asmenį, su kuriuo susituokdavo. Ar atrodo baisiai mums šiandieną? Baisiai. Jie nesituokdavo su asmeniu, kurį myli, kaip kad yra šiandien, bet išmokdavo mylėti tą asmenį, su kuriuo susituokdavo. Arba su kuriuo jie būdavo sutuokti. Kitaip tariant, dabar atidžiai paklausykit kitą medalio pusę. Meilė santuokoje tik prasidėdavo. O pas mus dažniausiai, kai žmonės susituokia, meilė pradeda baigtis. Ar aš netiesą sakau? Taip. Pasitaiko. Ir šiandieną labai dažnai pasitaiko. Kol žmonės gyvena kartu, sako myli, bet kai susituokia, kažkodėl meilė išgaruoja. Taigi, kaip matome, kas mums šiandieną atrodo labai keistai, gali, arba netgi atrodo prakeikimų, iš tiesų gali būti didžiulė palaima. Ir pamenate, kas pasakyta apie Izaoką? Labai geras pavyzdys. Kad kai jis pamatė Rebeką, jis parsivedė ją į motinos palapinę, vedė ją ir kas toliau pasakyta? Pamilo. Jis ją pamilo tik tuomet, kai vedė. Ir mylėjo iki gyvenimo pabaigos. Kaip teisiškai vykdavo santuoka? Arba kaip vaikinas ir mergina tapdavo vyru ir žmona? Pirmiausia, kai jau mergina būdavo išrinkta, ir jeigu tai buvo ne vaikai, jau buvo vyresnio amžiaus, galbūt 15-16 metų arba dar vyresnių, tuomet būdavo atnešamas aukso gabaliukas jai. Vėliau pradėjo daryti, kada atsirado juvelyrai, pradėjo daryti auksinius žiedus arba auksinės apyrankės. Ir pamenate, ką Abraomo tarnas Eliezeras padavė Rebekai, kai jinai pagirdė jo kupranugarius, kai suprato, kad ši mergina yra Dievo išrinkta jo šeimininko sūnui, tai yra Izaokui. Ką jisai padavė? Pamenate tą istoriją? Matau nelabai, atsiverskime pradžios 24 skyrių. 22 eilutė. Pradžios 24 skyrius, 22 eilutė. Kupranugariams atsigėrus, anas vyras paėmė auksinį nosies žiedą, sveriantį pusšekelį ir 2 apyrankės sveriančias 10 auksinių šekelių. Ir padavė merginai. Ką reiškia
šitas aukso gabaliukas. Jeigu mergina sutikdavo priimti, tai būdavo ženklas, kad jis sutinka tapti žmona. Bet tai ne tik sutikimas. Pas mus šiandieną vaikinai per sužadėtuvės nori užmauti auksinį žiedą, ne? Kada peršasi. Atsiklopiai ant kelių, kaip ypatingai rodo Amerikos kultūrai, ir nesvarbu, kur pasiperša merginai. Tuo metu mergina parodydavo, kad jis sutinka, o tas aukso gabaliukas taip pat parodydavo, kad vaikinas gali pasirūpinti ją. Ir pagal įstatymą, kurį mes randame Išėjimo 21 skyriuje, buvo nurodyta 3 pagrindiniai dalykai, kuo turi pasirūpinti vyras. Ir šitas aukso gabaliukas parodydavo, kad vaikinas galės išpildyti šitus įstatymo reikalavimus ir būsima žmona pasirūpinti, suteikdamas jai maisto, drabužių ir būstą gyveninant kartu. Ir kaip atsaka, jeigu mergina priima šitą aukso gabaliuką, žiedą ar apyrankės, tuomet reiškia, kad jis sutinka tapti žmona, kaip minėjau, ir dar vienas dalykas. Tuo pačiu tai reiškia, atidžiai šitą išgirskite, ji pasižada būti šventa savo būsimam vyrui. Ir šventa tai reiškia iki tol, kol jie pilnai susituoks. Hebrajiškai galbūt esate girdėję tokį žodį kadoš. Šitas žodis dažnai yra naudojamas, vėliau mes matysime santykį Dievo tautos su viešpačiu. Kadoš reiškia šventas arba atskirtas tik jam vieninteliam. Taigi, jeigu jį priima, ji pasižada tapti šventa, tai yra atskirta. Taigi, jeigu vaikinas su mergina sutarė, po to jau vaikino tėvai vykdavo pas merginos tėvus arba pas jos vyriausiai brolį ir su jos sudarydavo santuokos sutartį. Kaip minėjau, kaip vadinasi? Kedubah, hebrajiškai, kurios pagrindinis tikslas buvo apsaugoti jaunąją. Kodėl? Todėl, kad ten buvo surašomas sąlygos, kaip būsimas vyras turi pasirūpinti būsimą žmoną. Ir taip pat toje sutartyje visą laiką būdavo nurodoma nuotakos kaina, kurią turi sumokėti būsimas jaunikis. Kam reikėjo tos, kodėl turėjo būti sumokėta už nuotaką? Tam tikra prasme tai būdavo kompensacija už prarastą darbininką šeimoje. Jūs žinote, kad tais laikais nebuvo kompiuterių, nebuvo tokių technologijų, kombainų, traktorių, kuriuos mes turim šiandien. Visi darbai buvo atliekami rankomis. Netgi duoną sumalti, grūdus duonai sumalti reikėdavo rankomis. Ir tai buvo sunkus darbas. Todėl, ko šeimoje daugiau vaikų, to lengviau dirbti visus darbus. Ir jeigu kažkas paima iš tavo šeimos darbininką, jis turi kompensuoti pinigais, arba kas neturėdavo pinigų, būdavo sutariama, kad gali atidirbti tam tikrą laikotarpį. Ir pamenate kitas pavyzdys. Jokūbas, kai pamilo Rachelę, ką jie sutarė su Labanu? Kad atidirbs 7 metus. Žinot, kas parašyta apie Jokūbą? Jeigu pamenam, kad pasakyta, jis taip mylėjo Rachelę, kad jam tie 7 metai prabėgo kaip kelios dienos. Taigi, kai sutartis būdavo raštiškai apiforminama, kaip sakiau, ji buvo kelios kopijos, ją pasirašydavo ir netgi tuo metu turėdavo antspaudus, uždėdavo antspaudą ir kai antspaudų ji būdavo įtvirtinta, tuomet reiškėsi, kad įvyko vaikino ir merginos sužadėtuvės. Ir praktiškai toje kultūroje tuo metu tai buvo laikoma, kad yra 100% susituokę. Ne taip kaip šiandien pas mūsų sužadėtuvės galim susižadėti, jeigu kažkas atsitiko, pažino labiau viens kitą, nepatiko, nutraukė. Tai tuo metu sužadėtuvės nutraukti galėdavai tik teisiškai, lygiai taip pat kaip santuoka. Ir būdavo tik dvi aplinkybės, kada galėdavo įsiskirti po sužadėtuvių.
po šitos sutarties sudarimo. Tai arba mirtis kažkurio, arba neištikimybė. Tai yra, jeigu kažkuris ištverkauja, paleistuvauja, arba tampa neištikimu, svetimauja. Dėl to pamenate tikriausiai ir Mariją su Juozapu, kai jie buvo pasakyta susižadėję. Šiandien mums skaitant atrodo keistai, kodėl atsitiko, paprasčiausiai išsiskirti negalėjo normaliai. Todėl, kad tuo metu tokie buvo įstatymai, tokia tvarka. Ir kai Juozapas sužinojo, kad Marija yra nėščia, o jis žino, kad jie nieko kartu neturėjo, jis, sako, pamanė tylomis atleist paprasčiausiai susitarti ir nekelt didelio skandalo, triukšmo, bet kad apsaugoti jos reputaciją, kaip Juozapas rūpinosi merginos garbe, netgi pats nukentėjęs, sakykime, jo supratimu, jis stengiasi apsaugoti ją. Ir kas vykdavo tuomet, kai jau jie skaitydavosi, kad jie yra susitokę. Tuomet jau, kai vykdavo pasirašyta šita sutartis ketubah, tuomet vaikinas su mergina galėdavo pradėti eiti į pasimatymus. Bet negalėjo turėti lytinių santykių. Iki tol, kol nebus sumokėta nuotakos kaina arba netidirbta, kiek buvo sutarta. Dabar jie gali susitikti, bendrauti, pažinti vienas kitą ir nors laikomi jau sutuokti, bet dar be lytinės sąjungos. Ir taip pat jie turėjo tam tikras privilegijas. Kada jau būdavo sudaryta sutartis, mes skaitome rašte, kad sužadėtinis būdavo atleidžiamas nuo karinės tarnybos. Jeigu vykdavo karas, tai pasakyta, kad jis gali likti namuose jau ir jam nereikia eiti. Taip pat mergina buvo ypatingai saugojama nuo išprievartavimo, buvo įstatymai ir jeigu kažkas tai bandydavo padaryti, tai pasakyta, jis turi būti užmuštas akmenimi. Taigi, jie turėjo tam tikrų privilegijų. Ir kaip matome, mūsų kultūroje šiandieną taip jau nebėra. Daug kas vyksta atvirkščiai. Dabar santykiai pirmiausiai pradedami nuo pasimatymų ir lytinių santykių. Po to nusprendžiama pagyventi kartu. Tarsi tai suteikia galimybę geriau pažinti vienas kitą. Ir vėliau pradedama galvoti apie kažkokius įsipareigojimus ir galiausiai jau santuoką. Taigi, kai ateina ta diena, kai jaunikis jau turi surinkęs reikiamą mokestį arba baigėsi sutartas tarnystės laikas už nuotaką, ir dar vienas svarbus dalykas. Per tą laiką, kol jaunikis rinkdavo, kaip sakyt, kaupdavo pinigus sąskaitoj, kad sumokėtų už nuotaką, dar vieną dalyką jis turėjo padaryti šalia to. Tai yra įrengti savo tėvo namuose, paruošti būstą, kur jie kartu gyvens. Ir jeigu Abraomo laikais mes skaitom, jie gyveno palapinėse, tai tuo metu turėjo pasiūti, paruošti naują palapinę, kurią pasistatys savo tėvo namuose. O vėliau, kai Izraelis gyveno miestuose, būsimi jaunikiai šalia savo tėvo namų lipdydavo naują kambariuką su nauju atskiru įėjimu. Tai būdavo reikalavimas. Ir kol šitas nebaigtas kambariukas, kol nebaigta gyvenama vieta būsimiems jaunavedžiams, tol jaunikis negalėdavo ateiti pasiimti nuotakos į savo namus. Taigi, kai jaunikis turi surinkęs mokestį ir kambariukas yra arba palapinė pastatyta, viskas paruošta, tuomet jaunikis praneša jaunosios tėvams, kad jis jau ateina pasiimti sužadėtinės. Tai būdavo pati smagiausia akimirka. Jaunikis praneždavo taip pat savo draugams, jie visi kartu pasipuošdavo gražiausiais drabužiais, kokius turi. Ir jaunikis su savo draugų palyda eidavo į sužadėtinės namus. Kuomet pasiekdavo nuotakos namus, tuomet pirmiausiai eidavo į, ką turėdavo padaryti taip pat tuo metu, kai jau būdavo pranešama iš anksto prieš kelias dienas, tuomet nuotakos tėvai paruošdavo specialų jaunavedžių kambarį, ypatingam tikslui.
Taigi, kai ateina jaunikis, jau sumokės viską, atidavęs mokestį, ateina pasimti jaunosios, tuomet pirmiausia pasiėmė sužadėtinę, jis įeina į specialiai paruoštą jaunųjų kambarį pas nuotakos tėvus. Ar tai būdavo palapinė, ar taip pat kambariukas. Ir tuomet jau santuoka būdavo užbaigiama lytinė sąjunga. Nuotakos namuose. Kodėl tai būdavo daroma? Tai buvo tarsi antspaudas, su kurio užantspauduojama santuokinis ryšys. Tai reiškia, nuotaka sutiko, ji buvo šventa iki tos akimirkos. Jaunikis atidirbo, sumokėjo mokestį ir paruošė vietą, kur gyventi. Ir kada viskas paruošta, šitie santykiai yra užantspauduojami lytinę sąjungą. Taip kaip panašiai mes, kada pasirašom sutartį, sudarom sutartį, sutarėme, ne? Mes pasirašom ir dedam antspaudą, kad taip tvirtinam. Tai lygiai taip lytinė sąjunga skirta užantspauduoti šitą šventą santuoką. Kai būdavo, o ką daro tuo metu draugai? Draugai, jaunųjų draugai, jaunosios draugės, tėvai, jaunikio, jaunosios tėvai, visi laukia šalia palapinės arba kambarėlių. Ir kai viskas baigėsi, tuomet jaunikis išneša baltą paklodę su kraujo dėme, kuri parodydavo, kad sužadėtinė iš tikrųjų buvo šventa. Ji išlaikė šventumą, tai yra kadoš, ir ji yra tyra. Ir kad tuomet, ką daro jaunikis, paimdavo, parodęs kaip įrodymą, kad jis veda šventą mergelę, tyrą, be jokios dėmės, jis sulankstydavo ir atiduodavo tą baltą paklodę jaunosios tėvams, kurie ją saugodavo per visą gyvenimą kaip amžiną įrodymą, kad jų dukra mergina, kurią išleidžia iš vyro, buvo nekalta, tyra, skaisti mergelė. Ir vėliau, jeigu mes skaitome rašte, jeigu įstatymo 22 skyriui, jeigu iškildavo kažkokios problemos, vyras sugalvodavo, kai norėdavo skirtis su žmona, nerasdavo priežasties, prie ko prisikabinti, o apkaltindavo, sako, vis dėlto šią vedžiau, jinai buvo ne mergelė. Tuomet pasakyta, jaunosios šitos tėvai atneždavo seniūnams, kurie vartuose sėdėdavo, arba tai vadinama teismo tarybai, atneždavo paklodę įrodyti, kad kai vedė, įrodymas, ji buvo skaisti mergelė ir ją nekaltai apkaltino. Ir pasakyta, jeigu išaiškėdavo taip, tai vyras, kuris apkaltino tokiu melu savo žmoną, turėdavo sumokėti baudą jaunosios tėvams tam tikrą mokestį. Ir tai buvo paskutinis kartas, kai jis galėjo galvoti apie skyrybas. Ir kada nors, jeigu kas iš tikro atsitiks, net jeigu žmona bus neištikima, jis jau neturės galimybės niekada įsiskirti. Ir tai, kodėl tokie įstatymai buvo tam, kad apsaugot, kad vyrai be reikalo nekaltintų savo žmonų ir nešmeištų kitiems. Taigi, kaip mato, Dievas labai rūpinasi mumis. Taigi, kai viskas jau atlikta, įrodymai pateikti, tuomet jie išeidavo iš jaunosios namų. Ir tą akimirką jau taip pat buvo pasipuošus jaunoji, jaunosios draugės. Ir kartu visa šita palyda, jaunikio draugai, jaunosios tėvai, svečiai visi, keliaudavo į jaunikio namus. Ir ką ten darydavo? Prasidėdavo vestuvių puota, vestuvių iškilmės. Ir kurią turėdavo pagal tuo metu iškelti jaunikio tėvai. Ir kiek trukdavo vestuvių puota? 7 dienas. Smagu būdavo, ne? Tada, kad trumpai apžvelgiant, matome, kad santuoka susideda pagrinde iš 3 dalių. Nuotakos pašventinimas, kadoš, kuris pabrėžia skaistumą ir tyrumą. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas – juridinis apiforminimas. Tai yra sutartis dėl kainos, kuri hebrajiškai vadinasi ketubach, kuris įtvirtina šventus santuokinius saitus.
Ir trečias dalykas – lytinė sąjunga, hebrajiškai čupach, kuri užanspaudoja santuoką ir pažymė atsidavimą bei ištikimybę, nuo kurios prasideda gyvenimas kartu. Ir visa tai, kai santuoka jau įtvirtinta, tuomet užbaigiama vestuvių puota, kuri pažymė, pabrėžia džiaugsmą. Ar dabar galite matyti, kaip visą tai Senajame testamente Dievas panaudoja, norėdamas atskleisti Izraeliui savo meilę ir išganymą? Išėjimo 19 skyrius, nuo 3 iki 6 eilutės. Dievas sako Izraeliui: taip kalbėsi Jokūbo namams ir skelbs Izraelio vaikams. Jūs matėte, ką padariau egiptiečiams, kaip nešiau jūs ant erelių sparnų ir pas save atsivedžiau. O dabar, jei paklusite mano balsui ir laikysitės mano sandoros, ką Dievas atneša Izraeliui siūlo? Savo sandorą. Ir ką tai pažymi pagal santuoką? Kada vaikinas merginai atneša aukso gabaliuką. Ir sako, jūs būsite mano nuosavybė, brangesnė už visas kitas tautas. Iš tikrųjų, man priklauso visa žemė, bet jūs būsite mano kunigiška karalystė ir šventa tauta. Hebrajiškai šventa tauta – kadoš. Reiškiasi, jeigu tu sutinki priimti, Dievas sako, tu tapsi man šventa, man atskirta. Lygiai taip pat, kaip mergina pasižada nuo tos akimirkos, kai priima aukso gabaliuką, tapti šventa tik šitam vaikinui, saugot save ir nesusitepti su kitais vaikinais, su kitais vyrais. Taigi, Izraelis tą akimirką ant Sinajaus kalno sutiko būti Dievo sužadėtiniu. Toliau Išėjimo 25 skyrius. Viešpats sako, paliekite izraelitams atidėti man atnašų ir pastatykite man šventyklą. Taigi, šventyklą turi atskleisti kainą, kurią viešpats turi sumokėti už savo sužadėtinę, už savo nuotaką. Ir tai yra sutartis, šventykla atskleidžia sutartį dėl kainos. Kas tai vyko, atitiko Ketubachą. Ir galiausiai Jozuės 1 skyrius. Po daugelio metų viešpats Jozuėjai sako, pasimk savo tautą ir keliauk į pažadėtą žemę, į naujus namus, kuriuos tau aš paruošiau. Taigi viešpats vedasi savo sužadėtinę į pažadėtus naujus namus ir štai kaip visa tai į vieną visumą sujungia pranašas Ezechielis, 16 skyrius. Mes jau skaitėm pranašą Ezechielį, atsiverskime dabar 16 skyrius ir pažiūrėkime, kaip jis apibūdina, kaip viešpats mato Izraelį. Paskaitysiu nuo 8 eilutės. Ėjau vėl pro šalį ir vėl mačiau tave. Tu buvai pasiekusi meilės amžių. Įskleidžiau virš tave savo skverną ir pridengiau tavo nuogumą. Daviau tau priesaiką, suėjau į sandorą su tavimi ir tu tapai mano. Išmaudžiau tave vandenyje, nuploviau nuo tavęs kraują ir patepiau aliejumi. Aprengiau tave siuvinėtais drabužiais, daviau tau brangios odos sandalus, sujosiau tave lino juostą ir apgaubiau šilko skraistę. Čia parodo, kaip jaunikis aprengdavo savo nuotaką tais laikais. Papuošiau tave brangiomis puošmenomis, užmoriau tau ant ranko apyrankės, o ant kaklo karolius. Įvėriau tau žiedą į nosį ir auskarus į ausis. Uždėjau ant tavo galvos gražų vainiką. Tu buvai papuošta auksu ir sidabru, tavo drabužiai buvo iš puikaus lino, prabangaus šilko ir siuvinėto audeklo. Geriausi miltai, medus ir aliejus buvo tavo maistas. Girdit, kokie 3 dalykai turėjo pasirūpinti jaunikis savo būsimą žmoną? Maistas, rūbai ir gyvenamas būstas. Ką viešpats sako? Aš tau parūpinau maisto, drabužių ir būstą.
Ir tavo vardas išgarsėjo tarp tautų dėl tavo grožio, nes jis buvo tobulas mano spindesiu, kurį tau suteikiau. Tai viešpaties žodis. Štai kaip per santuoką Dievas atskleidžia, kokį ryšį nori turėti su Izraeliu, su tais, kurie patikėjo, priėmė jo išganimo žodį. Ar galite matyti, kaip Naujajame testamente Jėzus panaudoja santuoką, norėdamas atskleisti savo meilę ir išganimą visam pasauliu? Pamenate pasakytą, Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo sūnų. Ir Paulius laiške Efeziečiams sako, laiškas Efeziečiam 1 skyrius, nuo 3 iki 4 eilutės. Garbė Dievui, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvui, kuris palaimino mus Kristuje. Tai palaimino mus įsirinkdamas jame prieš pasaulio sutvėrimą. Ką Paulius sako? Kad kaip jaunikio tėvai išrinkdavo savo sūnui merginą, taip Jėzaus tėvas jo sūnui taip pat parinko sužadėtinę. Ir iš kur parinko visoje visatoje? Iš puolusių žmonių. Dievas numatė ir iš anksto paskyrė, kad šie žmonės taps Jėzaus sužadėtinė. Dievas parinko. Ir tuomet mes skaitome 5 skyriuje, Paulius tą mintį tęsė, kurią mes jau skaitėm šį rytą. Efeziečiam 5 skyrius, 25 eilutė. Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų, nuplaudamas valančių vandenį per žodį, kad padarytų savo garbingą bažnyčią, neturinčią jokios dėmės, nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesutektą. Čia pasakyta, Jėzaus sumoka kainą už savo sužadėtinę ir ta kaina yra jo gyvybė. Mūsų bažnyčios jaunikis, sužadėtinis, sumoka pačią brangiausią kainą, kokią kada yra sumokėjęs jaunikis su savo sužadėtiniu. Jis atiduoda savo gyvybę. Ir tuomet, kai mes tikėjimu priimame šitą jo auką, tą kainą, kurią jis sumoka, kai mes atgailaujame, išpažįstame nuodėmes ir krikštu sudarome sandorą, parodo, kad mes sutikome tapti Jėzaus sužadėtinę nuo tos akimirkos. Ir tai reiškiasi, mes sutikome tapti šventi ir nesutekti. Kadoš. Iki tos dienos, kol įvyks galutinai santuoka. Per visą šį laikotarpį tikintysis simboliškai pasišvenčia save Kristui. Ir laukia, kada įvyks ta diena. Tyriamasis teismas, apie kurį jūs žinote, kuris vyksta prieš Jėzaus atėjimą, apie kurį rašo, pamenate, Jėzus pateikė palyginimą, apie dangaus karalystę kalbėdamas, sako, tai panašu, kaip tėvas nusprendė iškelti vestuvę savo sūnui. Ir ten atėjo daug žmonių ir vienas buvo neapsirengęs. Taigi šitas palyginimas rodo, kad prieš įvykstant vestuvėm tėvas tyria kiekvieną svečią, kuris ruošiasi dalyvauti Jėzaus vestuvėse. Ir peržiūri kiekvieną ir tie drabužiai, kurie rodo, ten, kurie netiko, rodo mūsų charakterį. Kaip mes ruošiamės tom vestuvėms. Ir taip pat, pamenate, Apreiškimų knyga sako, kada vyksta tyriamasis teismas ir randama, kad visi pasiruošė laukia vestuvių, ką tuomet daro tėvas? Užantspaudoja ypatingo antspaudų Dievo tarnų kaktus. Ir tai yra panašiai, kaip kad lytinė sąjunga buvo užtvirtinamas antspaudas santuokoje. Reiškiasi, tu buvai parodai, kad tu esi šventas, kaip ta balta paklodė, kurią išneša, ir parodo, štai, Jėzus sako, mano mergelė buvo tyra ir skaisti. Ir dėl to aš galiu ją užantspauduoti šventosios dvasios antspaudu. Ir tuomet Jėzus sako savo mokiniams, pamenate, ką dar vienas dalyką turėjo padaryti
jaunikis šalia to, kad sumokėti kainą. Tai yra paruošti kambarėlį, kurie gyvens kartu arba palapinę. Ir ką Jėzus sako savo bažnyčiai? Jono Evangelija 14 skyrius. Nuo 1 eilutės. Tegul neįsigąsta jūsų širdys. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Antraip argi būčiau sakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Taigi Jėzus, kaip sužadėtinis, sako, aš taip pat jums paruošiu ypatingą vietą gyventi kartu su manimi. Ir kai ta vieta bus paruošta, Jėzus sako, tuomet aš ateisiu. Ir kas įvyks? Apreiškimų 19 skyrius pasako, kas įvyks tą akimirką. Apreiškimų 19 skyrius 6 eilutė. Aleliuja, užviešpatavo mūsų viešpats Dievas visagalis. Džiūgaukime ir linksminkimės ir teikime jam garbę, nes prisiartino avinėlio vestuvės ir jo nuotaka pasirengusi. Jai buvo duota apsivilkti spindinčią tyrą drobę, o ta drobė tai šventųjų teisūs darbai. Po kurio seka, apreiškimų 21 skyrius sako, ir aš išvydau šventąjį miestą, naują Jeruzalę nužengiančią iš dangaus nuo Dievo. Ji buvo išpuošta kaip nuotaka savo sužadėtiniu. Po šitos puotos seka amžinas gyvenimas su mūsų atpirkėju. Lygiai taip pat toks artimas gyvenimas, kaip žmona gyvena su savo vyru santuokoje. Štai kodėl apaštalas Paulius, rašydamas apie bažnyčios santykius su Kristumi, kalba kaip apie jaunikio ir sužadėtinės santykius. Antras laiškas Korintiečiam, 11 skyrius, 2 ir 3 eilutė. Ir jis taip sako bažnyčiai. Aš pavyduliauju dėl jūsų Dievo pavydų. Mat aš jūs sužėdavau su vienu vyru, su Kristumi. Ir turiu pas jį nuvesti jūs kaip skaisčią mergelę. Bet aš bijau, kad kaip angis savo gudrumu suvedžiojo Ievą, taip ir jūsų minčių, kas nesitrauktų nuo tyro, nuo širdaus atsidavimo Kristui. Taigi mes matome iš viso to, kad santuokos tikslas yra atskleisti Dievo atpirkimo planą ir suprasti, kokius santykius Dievas trokšti turėti su žmogumi. Štai kodėl vyro ir moters sąjunga su lytiniais santykiais, kurie simbolizuoja tyrumą, skaistumą, ištikimybę ir atsidavimą, yra prilyginami žmogaus santykiams su Dievu. Štai kodėl šiandieną vyro ir moters santuoka yra taip iškreipta ir vis labiau puolama. Šėtonas nori sunaikinti Dievo atvaizdą šitoje žemėje. Štai kodėl mūsų bažnyčia taip gina vyro ir moters sąjungą ir priešinasi bet kokiems šiandieniniams iškreipimams ir santuokos pakaitalams. Dievas mus pašaukė saugoti tą nuostabų jo meilės atspindį šioje planetoje. Ar jūs norite prisijungti prie šios tikslo, prie mūsų ir saugoti šventą vyro ir moters sąjungą? Jeigu taip, jeigu bažnyčia sako amen. Amen. Noriu pakviesti jūs maldai.